Tęsėme Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto edukacinių laidų ciklą apie sportą ir su sportu susijusias sritis. Šiandien apie sportininkams būtiną masažą pabendrausime su masažo specialistu Tomu Sinkevičiumi. Pradėkime pokalbį su Tomu nuo paprasto klausimo. Ar tikrai sportininkams reikia masažo? Iš tikrųjų tai taip, tai yra būtina. Jo. O kodėl? Jeigu tai pradėti nuo pagrindinių dalykų, kas sportininkui reikalingiausia ir ko sportininkas siekia, tai turbūt galime išskirti du dalykus. Tai yra patys geriausi ir aukščiausi rezultatai ir traumų išvengiamumas. Tai vat apie tai ir norėčiau pakalbėti ir papasakoti, dėl ko būtent reikia masažo. Nes tam, kad sportininkas rodytų rezultatus, kūnas turi būti pasirengęs pilnai ir kiekvieną kartą būti pačioje aukščiausiai parengti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad profesionaliai sportuojant mūsų kūnas kiekvieną kartą patiria pačią didžiausią apkrovą. Tam, kad jisai būtų, kad galėtų augti rezultatai, kūnas visada turi siekti maksimumo. Siekiant maksimumo, sportininkas išnaudoja visas jėgas ir tuo metu raumenys visada perlipinėja truputėlį aukščiau savo galimybių. Nes tik tai tada raumenys auga ir tik tai tada ištvermė didėja, kai mes pasiekėme maksimumą ir jį truputėlį lenkiam į priekį. Kas atsitinka su mūsų raumenimis? Mūsų raumenys pervargsta. Kai jie pervargsta, jie spazmuoja. Kai jie spazmuoja, jie sukietėja, mažėja jų maitinimas, kraujo mažiau patenka ir tada raumenys nebegali pasiekti maksimumo, nes jie nėra laisvi, jie paprasčiausiai nedirba pilnu savo pajėgumu. Tada sportininkas praranda savo geriausius rezultatus, geriausią savo fizinį pasirengimą. Tai va dėl to labai reikalingas masažas, kad vėl raumenį grąžinti į jo natūralią būseną, kad jisai vėl galėtų siekti rezultatų. Ir apie traumas dar truputėlį, kad jeigu raumuo yra spazmuotas, jisai nedirba pilna amplitude, tai reiškia, kad sportininkas davęs maksimalų krūvį varžybų metu turi labai didelę galimybę gauti traumą, nes raumuo nėra pasiruošęs tokiam dideliam krūviui. Tai vat, manau, kad tai yra du pagrindiniai dalykai, dėl ko būtinas yra masažas, kad raumenys visada veiktų puikiai, būtų galima siekti aukštų rezultatų ir išvengti traumų. Sportininkai turi patys jausti, kurias vietas masažuoti, ar geriau jiems pasikonsultuoti su specialistu? Šiaip pats tobuliausias dalykas, kai sportininkas turi savo masažuotoją. Nes tai turi būti kaip kasdienybės rutina. Taip kaip yra treniruotės, taip kaip yra darbas su kineziterapeutu, taip turėtų būti darbas ir su masažuotoju. Bet žinoma, sportininkas pats geriausiai jaučia, kuri jo kūno vieta yra pažeista arba įtempta. Ir be abejo, ne visada, pavyzdžiui, bėgikam reikia masažuoti kojas. Dažnai būna, kad skausmas susikaupia ir nugaroje, ir pečiuose. Ir, pavyzdžiui, vienas labai svarbus dalykas, jeigu kalbant apie bėgimą, tai visi norim turėti labai gražų pilvo presą, didelį, galingą, bet bėgikam nerekomenduojamas pilvo presas, kad būtų įtemptas, nes tada neveikia diafragma. Jiems sunku kvėpuoti, jie greičiau uždūsta, jie greičiau pavargsta. Tai vėlgi, grožis ne visada suderinamas su sportu. Kuo sportinis masažas skiriasi nuo įprastinio galbūt? Yra skirtumas? Yra labai didelis skirtumas, kuo skiriasi sportinis masažas nuo įprastinio. Ir pagrindiniai dalykai yra tai, kad sportinis masažas yra atliekamas pagal sportininką, kokia jo yra tuo metu būklė ir kam jisai ruošiasi. Ar jisai ruošiasi varžybomis, ar tai yra po treniruočių, ar tai reikia suskatinti raumenyną, siekti geresnių rezultatų. Pavyzdžiui, negalima daryti atpalaiduojančio masažo prieš varžybas, nes raumenys tada praranda sprogstamąją galią ir sportininkas niekada neparodys rezultatų.
Tai va, tai ką patartume sportuojantiems dėl sportinio masažo? Kiek dažnai turėtų lankytis pas masažistą? Profesionalus sportininkas turėtų kiekvieną dieną po įtemptos treniruotės, po varžybų, tai turėtų būti rutina, turėtų būti kasdienybė. Ir po sunkių ar lengvų treniruočių, ar prieš varžybas, ar po varžybų, kada jam būtų geriau? Tai va čia kaip ir sakau, kad tai labai priklauso nuo sportininko profesionalumo ir nuo to laiko, kada jis siekia kokių rezultatų. Nes jeigu, pavyzdžiui, varžybų dieną, tai yra netgi 2 masažai daromi. Yra daromi raumenų suaktyvinimui masažas prieš varžybas, tada labai trumpas masažas 15 minučių atpalaiduojamas po varžybų ir tada praėjus valandai laiko po varžybų jau yra ilgas viso kūno atpalaiduojantis masažas, kad būtų kuo mažiau skausmų raumenyse, kad raumenys grįžtų greičiau į tonusą. Tai va, yra ilgas tada jau viso kūno masažas praėjus valandai po varžybų. Nu tai lauksim tada jūsų, gal parodysit, pademonstruosit, nes praktika irgi yra. Taip, aš labai norėčiau parodyti keletą tokių judesių, ką galėtų patys sportininkai, nes aš puikiai suprantu, kad ne kiekvienas sportininkas gali kartu su savimi vežiotis masažuotoje į visas varžybas, keliauti kartu ar turėti. Tai norėčiau parodyti keletą tokių judesių, kur gali viens kitam sportininkai padėti šiek tiek atpalaiduoti tokias pačias didžiausias problemiškiausias vietas. Jeigu varžybų metu, po varžybų jaučiate ar po treniruočių intensyvių, jaučiate, kad skauda blauzdą šią vietą ir nėra šalia jokio masažuotojo ar kineziterapeuto ir turite tik tai komandos draugą, trenerį ar šiaip kokį žmogų, jūs galite jo paprašyti labai paprasto dalyko. Galima daryti net ant žemės, gulint ar stadione ar kur. Paimate koją, atsisėdate šalia, atsiremiate į save ir lengvais judesiais tiesiog pajudinate blauzdą. Į vieną pusę, į kitą, šiek tiek galite pakelti aukštyn. Tai nėra išsigelbėjimas, tai nėra kažkoks labai tikras masažas, bet jeigu turite problemą ir jaučiate, kad jūsų blauzda neveikia, nedirba, yra sutempta, ją skauda, tai vat tokiu būdu jūs galite savo padėti. Tai va, tai tiek jeigu kalbant apie blauzdą. Jeigu jaučiate, kad jums skauda šlaunį, tai labai paprastai galite irgi savo padėti. Alkūnę atrėmę į tą vietą, kur yra skausminga ir tiesiog leidžiant ir keliant aukštyn žemyn koją. Štai tokiu būdu galite suteikti savo greitąją pagalbą. Tomai, jau patys sportininkai gali pasidaryti savo masažą prieš pat varžybas, pavyzdžiui? Prieš pat varžybas yra labai didelis išskirtinumas masažo tas, kad masažas turi būti, jeigu daro specialistas, labai trumpas ir labai energingas. Tam, kad sužadinti raumenį, kad raumuo turėtų pačią stipriausią sprogstamą jėgą, kokią tik tai gali būti. Jeigu jūs neturit savo asmeninio masažuotojo arba komandos masažuotojo, jūs tai galite pasidaryti patys. Būtent prieš pat varžybas masažas yra būtent tas, kurį gali pasidaryti patys. Jis labai paprastas. Reikia aktyvinti raumenį, o tai daryti labai paprasta. Jeigu jūs esat bėgikas, jums reikia susiaktyvinti kojas. Pagrindinis dalykas yra plekšnojimas. Stiprus plekšnojimas. Jūs turite stipriai suaktyvinti, netgi jausti šiek tiek skausmą, kad jūsų raumuo prisipildo kraujo. Jisai turi išpampti, taip liaudiškai tariant. Ir visur save užsiveda. Tai yra pats geriausias ir paprasčiausias būdas.